Top 10 populiariausių pomidorų veislių Lietuvoje. Planuojate auginti pomidorus, bet nežinote, nuo ko pradėti? Rinktis tikrai yra iš ko. Pomidorų veislių gausa stebina net ir patyrusius sodininkus. Nuo klasikinių raudonųjų iki spalvingų ir neįprastų formų, kiekviena veislė turi savo išskirtinumą. Kad būtų lengviau apsispręsti, atrinkome 10 populiariausių pomidorų veislių, kurias ypač vertina Lietuvos daržininkai. Brooklyn Hash – aukštaūgė, ankstyva ir derlinga veislė, kuri džiugina sodriais raudonais vaisiais. Puikiai tinka tiek salotoms, tiek konservavimui. Tolstoj Hash – aukštaūgė veislė, vedanti vidutinio dydžio, itin skanius vaisius, kuriuos galima skinti kekėmis. Gurmanson Hash – aukštaūgė veislė, išskirtinio saldumo ir širdiškos formos, ryškios geltonos su oranžiniais dryžiais vaisiaus spalvos pomidorai. Gurmandija Hash – aukštaūgė veislė, dideli ir mėsingi vaisiai, kurie puikiai tinka padažams gaminti arba šviežiems patiekalams. Raisa Hash – aukštaūgė veislė, žinoma dėl savo atsparumo ligoms ir gausaus derliaus, puikiai tinka pradedantiesiems. Mama Rosa Hash – aukštaūgė veislė, deranti vidutiniais ir stambiais avietiniais vaisiais, kurie yra itin saldūs ir aromatiniai, ilgai nepernoksta. Orkado Hash – aukštaūgė veislė, vedanti vidutinio dydžio raudonius pomidorus, kurie pasižymi universalumu, tinka ir salotoms ir konservavimui. Veislė ankstyva, tinka auginti lauke. Promik – ankstyva veislė, kuri greitai subrandina sultingus ir skanius vaisius. Labai populiari tarp Lietuvos sodininkų, tinkama auginti ir lauke. Black Prince – aukštaūgė veislė, deranti išskirtinio skonio ir tamsiai raudonos spalvos vaisiais. Tinka gurmanams ir šiek tiek egzotikos ieškantiems. Vilma – žemaūgė veislė, kompaktiška, vedanti mažus ir saldžius pomidorus, puikiai tinka auginti vazonuose. O kokias pomidorų veislės renkatės jūs? Parašykite komentaruose, bus įdomu sužinoti. Jei patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Taip nepraleisite naujų įdomių temų apie sodininkystę.